Šiauliai visada garsėjo kaip talentus ugdantis miestas. Daugelis jų išaugo bestudijuodami Šiaulių universitete. Grupės Biks lyderis Saulius Urbanavičius Samas, Virgis Stakėnas, vokalistė Aurelija Čižauskaitė, kanklininkė Kristina Kuprytė ir daugelis kitų. Vienas iš jauniausių talentų yra Karolis Akulavičius, kuris studijuoja Menų fakulteto muzikos studijų programos pirmajame kurse. Kapelos Ventukai žvaigždė sužibėjęs televizijos projektuose. Esu labai patenkintas savo kolegom, dėstytojais, be galo šiltais. Iš tikrųjų, eini su noru, kaip mokyklai kartais, Jėzau, kaip čia dabar, kaip tingis, kaip ką, čia eini su noru. Svajonė šventa, amžių amžiams averta. Menų fakultete talentus puoselėja jaunieji menininkai. Šiemet studentai miesto bendruomeniai pristatė savo kurtą kolekciją Mazgas. Kolekcijos autorės 6 taikomosios dailės ir verslo studijų programos studentės. Dabar net nebeaišku šiais laikais, ar mums ištiestų kas pagalbos ranką, jeigu reiktų, o ar mes patys esam pasiruošę taip pat ištiesti pagalbos ranką. Todėl kolekciją sukūrėm pavadinimu Mazgas, jog visa visuomenė privalo susijungti kaip į didelį mazgą, nes kuo toliau mes to daromės tuščiom individualybėm, kuriam rūpi tik miegas, darbas ir pinigai. "15 žinučių" – taip savo parodą pavadino audiovizualinio meno studijų programos 4-kursiai. Savo žinutėmis jie užpildė visas netikėčiausias menų fakulteto erdves – auditorijas, koridorius, studijas. Mane tikrai tokie, tiesiog paveikė keli darbai ir video šitokia išmonė. Tiesiog jie mąsto ir tai yra smagu, kad jiems įskiepijamas mąstymas. Tai aš matau, čia tikrai universitetas tikrai, manau, atlieka savo funkciją.